Būk įkvėpta. Kaip atrasti save? Tai labai dažnas klausimas, kurį mes užduodame savo sąmoningumo keliu, einant kasdien. Vieni juo pradeda eiti vėliau, kai kurie žmonės pradeda eiti juo anksčiau. Ir dažniausiai mes, kai bandome suprasti ar atrasti save, kokie mes esame iš tikrųjų, mes ieškome to išorėje. Aš irgi turėjau tą tokią, net galima būtų pasakyti, nerimastingą išraišką. Visų atsakymų paieškos pas mane būdavo išorėje. Aš norėdavau save pateisinti ir save atrasti, ieškodama atsakymų išorėje. Ir kaipgi tas vyksta pažinimas, kaip susiliet su savo būtimi, su savo širdimi, su savo intuicija, su savo vidiniu rutuliu. Galbūt atsimenat iš vaikystės ar netgi ir iš dabar kokių nors filmų, kur būna visokios būrėjos, kur naudoja ten tuos kristalinius kamuolius, kur nuspėja ateitį ar pasako, kokia buvo praeitis. Tai iš tiesų labai padeda žinojimas, kad tokį mes turime pas save viduje. Yra tas vidinis balsas, ta intuicija. Ir ji geriausiai žino, kokie mes esame, ko mums reikia, kur mums eiti ir panašiai. Ir atskleisiu kelias paslaptis, kaip geriau pažinti save analizuojant vidų. Pirmoji paslaptis yra mylėti save 110%. Tai yra procesas, tai yra mokslas. Aš irgi tame procese keliauju, mokinuosi. Mylėti save yra sunku, nes mes lyg ir įsivaizduojame, kad mus kažkas turi mylėti, mus turi pateisinti, mus turi priimti. Mes stengiamės įtikti konsociumui, visuomeniai. Ir tik tais iš tikrųjų mylėdami save 100%, priimdami save, kokie esame, mes labiau save išreiškiame. Kai mes išreiškiame labiau save, mums nereikia išorinių dirgiklių, kad save pažint. Tarkim, kaip pavyzdžiai, kad dabar, kai aš save dar labiau myliu, nei mylėjau prieš pusę metų, ar net ir porą metų, man vėl atsiskleidžia kūrybinės nuotaikos ir galios, ką aš buvau visiškai pamiršus. Nes kai orientuojasi į išorę ir kaip aš galiu pažinti save per išorę, aš nebeturiu laiko girdėti, ką man sako mano širdis, ką man sako mano vidinis, prigimtinis žinojimas, kas man yra geriausia. Antroji paslaptis yra įsisąmoninti, kad mums kitų nuomonė neturėtų rūpėti. Aš žinau, kad tai yra padaryti labai sunku, nes mes visi praktiškai nuo gimimo, gal ne nuo gimimo, gal nuo kokių 3-4 metų pradedame iš tėvų dažniausiai girdėti tokius padaryk tą, tada tave labiau mylėsiu, nedaryk to, nesusipyksim. Ir jeigu pažvelgti į pasaulį didžiąją, iš didžiosios pusės, ir aš dažnai labai apie tai pamastau, aš matau visgi tai, kad mes gyvenam konvejeryje. Pabandykit, kada pravažiuojant automobiliu, kai jau dega šviesos, pasižiūrėt į degančius langus ir pagalvokit, kiek yra gyvenimų, kiek iš jų yra lyg ir skirtingų, bet lyg ir panašių, nes mes visi gyvenam toj plotmėj, mes gimstam, einam į mokyklą, einam arba neinam į universitetą, tada turim sukurt šeimą, pagimdyti vaikų ir tada laukiam pensijos ir tada mirštam. Tai yra lyg tais visi suvienodinti, bet mums vis tiek, nors viskas lyg ir vienoda, mums dar labiau rūpi ta kitų nuomonė. Ir mes bijom išreikšti save ir vėlgi grįžtant prie tos pirmos paslapties, kuo mes labiau bijom išreikšti save, tuo mes mažiau save pažįstame. Tai kaip nebijot tų kitų žmonių nuomonės? Turbūt reikia tiesiog atprasti, galvoti, kad mus turi mylėti visi. Taip nebus. Negali gatvėje eiti ir sakyti, oi mylėk mane, oi mėk mane, oi aš noriu būti tau geriausia. Ne,
juk mes žinom, kad taip iš tiesų nebus. Ir net artimiausioje aplinkoje žmonės, mama, vyras, žmona, sesuo, geriausia draugė, jinai irgi mums taip pat duoda patarimus. Ir kartais mes net ne patarimus, mes dar net nepaklausus patarimų, jau įsivaizduojame, ką tas žmogus mums gali patarti ar ką apie mus pagalvoti, ir mes labai ties to susikoncentruojam. Ir mes neleidžiam savo būti savimi, bet mes pamirštam svarbiausia, kad mes patys esame geriausi žinovai savo gyvenimo. Ne mama, ne vyras, ne draugė, ne žmona. Jie turi savo perspektyvą gyvenimui. Jie vertina viską per savo prizmę. Jie gal jiems atrodo, kad tai yra geriausia, bet iš tiesų tik jūs žinote, kas jums yra geriausia, nes tai yra tik jūsų vienos gyvenimas. Ir viena iš tų didžiausių dar klaidų yra, kai mes tiek susikoncentruojam ir susifokusuojam ties galvojimu, ką apie mus galvoja kiti, kad mes pamirštam, kad mes iš tikrųjų negalim net kontroliuoti ar valdyti, ką tie žmonės apie mus galvoja. Pasaulyje yra bilijonai žmonių. Ir ar artimoje, ar tolimesnėje aplinkoje nedaryt kažko arba daryt kažką, kas mums atrodo priimtina tik todėl, kad mes bijom, ką apie mus pagalvos kiti, tai mes juk tikrai niekaip negalim kontroliuoti, ką galvoja jie kiti. Juo labiau mes negalim sukontroliuoti, ką jie mums sako. Jie gali galvoti visai vieną, sakyti dar kitą. Tai turbūt geriausiai būtų įsisąmoninti, kad vienintelis dalykas, kurį mes galim valdyti, yra mūsų mintis ir kaip mes reaguojame į kitų žmonių veiksmus. Minčių mes kitų žmonių niekada nesužinosime, nebent jūs turite tų savybių, kad galit skaityti kito mintis. Tai kodėlgi bandyti ieškoti savęs ir atrasti, bandyti save išorėje, kai išorėje mes realiai neturime jokios jėgos. Visa jėga yra viduje. Ir trečioji, pati didžiausia paslaptis yra dar paprastesnė, o dažniausiai viskas, kas paprasta, mes netikim. Tai gyvenam tokiam laikmetį dabar, kai sąmoningumo lygis žmonių labai didėja. Ir jeigu stebite tikrai ne žinias, bet domitės kažkuo daugiau nei kriminalais ar politika, tai tikrai žinote, kad vis daugiau ir daugiau matome pavyzdžių, kad tai, kas galvojame anksčiau buvo tiesa, arba ne tai, kad tiesa, bet faktai, tebėra tik iliuzija. Pasaulis labai keičiasi, žmonės atranda vis daugiau savo proto galių, žmonės atranda daug daugiau dvasinių dalykų, kurie kažkada, gal ne kažkada, gal senais laikais jais ir buvo tikima. Tada buvo laikotarpis, kai visi tikėjom technologijom, pasaulio tobulėjimu. Ir dabar lyg vėl grįžtame visi prie tos žmogaus galimybių plotmės. Tai trečioji paslaptis yra susijusi su pačiu klausimu, kaip atrasti save. Viskas yra mumyse. Pirmiausiai tai, kad mes gimėme laisvi iš prigimties, mes esame laisvos būtybės. Ir kai aš sakau laisvos būtybės, aš tai susieju su pirma ir antram paslaptim. Neleiskime konsociumui apibrėžti, kokie mes turime būti. Mes turime tą rutulį viduj, tą intuiciją, širdį. Mes esame savo gyvenimo kūrėjai. Tik mes žinome, kaip mums reikia nugyventi savo gyvenimą. Todėl mes, naudodami savo širdį, savo proto, minties galias, patys savo galime padaryti tą apibrėžimą, kokia yra mūsų prasmė čia būti, kaip mes norime nugyventi savo gyvenimą. Kai pagalvojame, mums net vardų iš tikrųjų nereikia, nes mes esame laisvi, mes esame protingi ir sąmoningi žmonės. Tai kodėl mums turėtų nuo ryto iki vakaro rūpėti,
į kokius rėmus mus bando įspausti visuomenė. Todėl aš lyg norėčiau sakyti, kad norint atrasti save, mes turime paleisti tai, kas mums netarnauja. Paleisti, išlaisvinti, leisti savo gyventi taip, kaip mes tikimės iš savęs, kaip mes jaučiame, kad tai yra geriausia. Ir netgi tokia kaip čia, frazė, kuri galėtų užakcentuoti visą tai, ką aš bandžiau čia pasakyti, yra ta, kad kuo daugiau tu paleisi, tuo aukščiau tu skrisi. Ir mums visiškai tikrai nereikia aplinkinių tam skridimui, aplinkinių nuomonės arba aplinkinių veiksmų, nes mes geriausiai žinome, kaip aukštai mes norime skristi. Galbūt mes turėsim pakeleivių, bet jeigu mes turėsim varlių, kurios mums neleis kilti, tai kam mums tada išoriai ieškoti savęs?